Sveiki dantys tai raktas į gražią šypseną ir lengvą kramtymą. Tačiau jų neprižiūrint galime prarasti viską – grožį, valgymo malonumą bei sveikatą. Anksčiau tinkamai nesirūpinant gydymu grėsė dantų praradimas. Tobulėjant technologijoms, dantis galime susigrąžinti. Tai šiuolaikinės odontologijos pasiekimas, kuris atstato atsiradusius defektus bei sugrąžina burnos funkcionalumą. Įvairios gyvenimo situacijos. Nori priimti džiaugsmą širdyje, bet bijai šypsotis. Nori įsidėti riešutą į burną, bet žinai, kad jo neprakasi. Argi čia gyvenimas? Ne, tai ne gyvenimas. Ir aš iš tikrųjų galėčiau dar vardinti ir vardinti tokių nemalonių, tačiau labai žmogiškų situacijų. Ir aš manau, kad šiai dienai galima pasiūlyti labai daug sprendimų išeiti iš tokių situacijų. Tarptautinis implantologijos centras MIR yra įsikūręs Vilniuje, Baltupių mikrorajone. Šis implantologijos centras priklauso didžiausiam pasaulio odontologinių klinikų tinklui ir yra vienintelis bei pirmasis Europoje. MIR klinikoje mes teikime visas aukščiausios kokybės burnos priežiūros bei gydymo paslaugos, nuo pirminės konsultacijos iki sudėtingiausių dantų implantavimo operacijų. Būtent MIR klinikoje kasmet atliekama šimtai įvairaus sudėtingumo dantų implantavimo procedūrų, kurių rezultatais pacientai gali džiaugtis net dešimtmečiais. Suheliu Bešara, Los Andželo, Kalifornijos universiteto diplomantų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų bei MIR klinikos burnos chirurgų. Ir jūs atrasite tai, ko ilgai ieškojote. Ašara bėga skruostu, kai gydytojas pasako, reikia traukti dantį, nes pagalvoja apie senatvę. Nebijokit, tikrai dabar yra labai patikimi sprendimų būdai. Pats geriausias sprendimų būdas, kaip atstatyti prarastą dantį, yra dantų implantacija. Tačiau alternatyviai yra tiltai arba plokštelės. Tiltas reiškia, mes turime gadinti du nuosavi sveiki dantis, kurie aplinkui, ir mes jų aukojam, kad vardant to, kad tiltas stovėtų. Plokštelė yra nuimamas dalykas, kuris yra nepatogu. Mes šiandien galim pasūdyti implantus, tai yra paprastas gydymo būdas ir labai patikimas, ir dantų implantas gali tarnauti visam gyvenimui. Implantavimo procedūra ar tinka tik vyresnio amžiaus žmonėms? Žmogus gali būti per jaunas, bet negali būti per senas implantacijai. Svarbiausias dalykas yra žmogaus bendra sveikatos būklė. Jeigu bendros sveikatos būklė gera, implantacija yra galima. Implantacija, plokštelės, tiltelės. Kam dėtumėt privalumą? Aišku, implantacija. Čia nepalyginami dalykai. Implantas yra toksai, reiškia, gydymo būdas, kuris gali pakeisti tikrą dantį ir jisai praktiškai toks pat atrodo, kaip tikrasis ir buvo. Tiltas ir plokštelė yra svetimi jau dalykai burnoj. Po tiltų renkasi maistas, yra nepatogu. Plokštelė yra nuimamas dalykas, yra plasmasinis daiktas burnoje. Tai yra nepatogu. Dėl gyvenimo kokybės geriausiai yra dantų implantacija. Implantacijos sėkmė. Dantų implantacijos procedūros sėkmė pagrinde priklauso nuo gydančio gydytojo. Šioje vietoje patarčiau pasirinkti gydytoją turinti burnos chirurgo, veido žandikaulio chirurgo arba periodontologo kvalifikaciją turintis gydytojas. Šitie žmonės, šitie daktarai gali susitvarkyti ne tik su paprastais atvejais, o svarbiausiai implantacija yra chirurgija, būna ir komplikacijos, nepamirškim. Tie daktarai gali sutvarkyti ir su komplikacijom. Staptelim, nes bijome, kiek mums tai kainuos. Jeigu lyginant su protezavimu įprastu tiltais, tai skirtumas nėra didelis. Jeigu mes lyginam plokštelę ar implantai, tai čia yra didelis kainų skirtumas. Aš patarčiau neišsigasti. Svarbiausia ateiti pas daktarą, pasikonsultuoti. Konsultacija MIR klinikoje yra nemokama. Kiekvienam pacientui yra sudaromas gydymo planas. Gydymo trukmė gali būti nuo 6 mėnesių iki 2-3 metų, žiūrint priklausomai nuo atvejų. Per tą laiką pacientas gali atskaityti už gydymą dalimis pagal patogų terminą. Garantijos. MIR klinikoje naudojamiems Megagen implantams yra suteikiama viso gyvenimo garantija. Taip pat, jeigu aiškėja gydymo metu, kad reikia atlikti papildomos procedūros, mes būtinai jų atliksime nemokamai. Daktare, mes blaškomės pasirinkdami gydymo įstaigą. Kaip patartumėte, kokią ir kaip rinktis? Patarčiau rinktis ne kliniką, o gydytoją, nes dantų implantacijos sėkmė priklauso apie 95% nuo gydytojo patirtis. Nors jau daugiausiai pacientų iki šiol galvoja, kad sėkmė priklauso nuo pasirinktos implantų sistemos, bet čia netiesa.
Jei norite išvengti rizikų, būti ramus dėl garantijų, bei ilgai džiaugtis gražia bei sveika šypsena, užsukite į MIR kliniką. Po nemokamos bei išsamios konsultacijos tik jūs nuspręsite, ar jau radote tai, ko ilgai ieškojate. Kiek pacientų išeina besišypsodami po implantą ir sako, ačiū daktare? Labai daug.